Labas rytas visiems, draugams, artimiesiems ir pažįstamiesiems. Ir ne tik, gaminsim pusryčius. Pusryčius ir pietus vienu metu, o pabaigai turiu... Sudomino labai pavadinimas. The End, ką reiškia pabaiga. Na, o atidarius matome tokius buteliukus su padažu. Na, šitas padažas turėtų būti labai aštrus. Štai matome, pirmas buteliukas yra 96 000 skolvilių, kas yra maždaug 10-11 kartų aštriau už aštriausią jalapeną. Paskui antras, 433 500 skolvilių. Tai yra dar 5 kartus aštriau už tą pirmą, kuris yra 10 kartų aštresnis už patį aštriausią jalapeną. Na ir trečias, pats galingiausias, yra 850 000 skolvilių. 2 kartus aštresnis už tą, kuris buvo 5 kartus aštresnis už pirmą, kuris buvo 10 kartų aštresnis už patį aštriausią jalapeną. Tai va, na ką, einame gaminti maistą ir ragaujame padažus. Na ką, pusryčiams turime 2 kiaušinius, cebulį ir spirgų. Turėtų būti neblogas deriniukas. Na, o pietums tuo pačiu kepsime orkaitėje. Vištienos sparneliai vakar užmarinavau su majonezu, česnakais, druskyte, pipirais. Na, o šiandien jau kepsim orkaitėje ir po to ragausime su aštriausiais padažais, kokius esu gyvenime ragavęs. Tikiuosi ištversiu visus 3 lygius. Jeigu neištversiu, tai buvo malonu su visais pabendrauti. Na va, tai nuo ko pradedam? Paėmėm alyvuogių aliejų, naudoju šitą visados, Zeta Classico olio extra virgin di olivia. Atsukam butelį, pakreipiam horizontaliai ir tada turėtų pradėti bėgti jau aliejus. Teisingai, taip ir įvyko. Tada įjungiame dujinę viryklę per brūkšnelę elektrinę. Užstatome, kad pašiltų šiek tiek aliejus prieš dedant spirgus. Pirmą dėsime spirgus. O, girdime iškart čirškę. Jau jeigu čirškę, tai gerai kaito. Reikėtų sumažinti. O, pradėjo šaudyti į veidą. Greičiau dedam, kad uždengti visą aliejų, kad neturėtų šauti viršų. Mažinam kaitrą, nes aš padariau jau per didelę. Ir dėl to labai čirškia. Ir spjaudasi karštą aliejų į akis. Ir į visur kitur. Taip, tada susipjaustom cebulį. Pjaustom naudojant nykštį ir kumštį. Kumštį ir nykštį. Nulupam šitą skūrą. Nulupam skūrą, turime švarų cebulį. Na, matome, kad kepa gražiai. Kaip galiu parodyti, kaip kepa. Tai kepa, pirškė, birbė, čirškė. Nesupykit, jeigu kamera ne viską parodys. Ką aš čia ieškau? Imam mentelę, geležinę geriausiai. O, kepa tikrai gražiai. Va, perčiau spirgus, kad iškeptų kitą pusę, biškį šiek tiek apkeptų. Na, o paskui galėsime pjaustyti jau ir cebulį. Spirgučiai buvo sūdyti, tai aš turbūt nesūdysiu jau atskirai. Gal truputuką ir pasūdysiu, kad nebūtų per mažai. Nors galim ir nesūdyti, nes bet kada galim dadėti druskos. Jau kai per daug druskos, jau išimti sunkiau šiek tiek.
dar kepa, kaip matau. Galime pakol kepą įdėti. Paimam bliekų. Padedam bliekų čia. Įklojam popierį, kad neprisviltų daug prie bliekus. Ir supilam sparnelius. Va, sparneliai gražiai išgriuvo į blieką. Tada galime su vienu pirštu rodomuoju ar nurodomuoju išmaikailuoti viską tolygiai, kad gražiai apskrustų, kad neuždengtų viens kito. Išterliavau biškį blieką, bet nieko baisaus. Bus tų bliekų. Turėtų arba susvils tiek, kad nutrupės viskas vis tiek. Išskirščiau po visą blieką. Dar biškį liko skanumynų čia šitam visam česnako. Galime iškrapštyti, viską gražiai sudėti, subraukyti viską ant mėsos. Taip skaniai kvepia, kad aš jau valgyti užsimaniau net. Einu praplausiu dar, kol nepridžiuvo. Na, toliau galime pažiūrėti mėsą, ar tikrai viskas tvarkoja. Paleidžiame ant 200 ir kad keptų iš abiejų pusių. Šiek tiek sudygo. Kad ištaisyti, reikia nulaužyti. Nulaužom bulvių daigus, kad neapsinuodytumėm. Na gerai, kad per daug nevargti, aš bulvių neskusiu. Va, paimsiu šitą indą giliai stiklinį ir supjaustysiu tokiais va laiveliais. Laiveliais supjaustom gražiai viskas. Palei planą, bet laiveliai supjaustom. Jeigu nukrito ant žemės, nieko baisaus. Svarbiausia, kad būtų grindys išplautos. Paimam nuo grindų ir dedame atgal į indą. Dar galimai šiek tiek praplausiu visas bulves, kai supjaustysiu. Kol kas viskas pavyksta neblogai, neįsipjoviau, nieko. Pjaustosi tikrai gerai bulves, nei kietos, peilis aštrus pakankamai, viskas čiki-piki. Jeigu bulvės bus vienoj krūvoje, jos neapskrus gražiai. Tai paimsime turbūt blieką dar vieną. Jau svyla mano spirgai. Paskubėkime plauti bulves, nes kitaip užsiliepsnos, o spirgai. O, šit, rimtai susvilo. Jo, šiek tiek apskrudo, bet tik skaniau mums taip. Tada paėmė cebulį ir su nykščiu ir kumščiu supjaustome griežinėliais. Va, galime dar sumažinti kaitrą, kad neužsiliepsnotų, kai nusisuksime į kitą pusę. Galime uždėti pipiriukų. Pipiriukai visur labai skaniai dera. Priduoda tokį lengvą aitrumą, kuris sužadina apetitą. Tai va, čia išpilame šituos daigus į šiukšlių dėžę. Taip, dabar reikėtų paimti blieką. Įdėti dar vieną popierį. Ir tada paimam bulves, sukrapštom į blieką. Sukrapštom į blieką viską, išmaišom tolygiai ir pasūdome. Pasūdome gerai, pasūdome, jau negailime sūdymo. Ir galbūt dar alyvuogių aliejum apipilu. Užvarome pipirų. Na, o toliau dedame į orkaitę. Sparneliai kepa. Čia turime bulves. Dedame taip pat į orkaitę ir uždarome. Kepsime, kol iškeps. Taip, mušame kiaušinius į keptuvę. Taip, buvo naudojama kiauliena, kiaulienos spirgai. Biškį pasūdome kiaušinius. Na ir laukiame dabar, kol iškeps.
Na, o kol kepa kiaušiniai, sparneliai ir bulvės, galime pasidaryti ryto kavelės. Štai kaip atrodo, kaip gavosi. Tikrai ne kaip, bet skonis turėtų būti geras. Norėjau, kad apskrustų daugiau, bet nesigavo. Išvirė labiau nei. Kai esi alkanas, tai viskas skanu šiaip. Nagi, kodėlgi aš valgau dabar? Nes prieš padažą reikia prisidėti skrandį, kad skrandis neišdegtų. Labai skanu mano. Man kava patenka su pienu. Nežinau kaip jums, bet man pienas yra gerai kava. Tai skanu, šiek tiek rieboka. Na, o dabar išgeriam kavelę ir laukiame, kol iškeps sparneliai. Ir tada laukia mūsų didysis challenge'as. Na, tikrai gerai iškepė jau, viskas surudavo, suskrudavo, bulvės gal dar kiek neparudavusios, bet gerai bus. Kai žin, su viena ranka, jeigu pavyks, tai pavyks, jeigu nepavyks, tai... Neina paimti, dega. Dabar palaukime šiek tiek, kol atvės ir tada galėsime ragauti savo aštriuosius padažus. Šiek tiek jaudinuosi, bet manau, kad viskas bus gerai. Jeigu ką, esu surinkęs 112 numerį telefonėlį, tai jeigu reikės labai jau pagalbos, pasiskambinsiu. Na ką, atėjo metas išbandyti pirmąjį padažą. Taigi, pirmasis padažas vadinasi The Reaper. Jis yra 95 581 Skolvilio skalėje. Ar Skolvilių reikėtų sakyti, nežinau net. Na, jis yra gan stiprus, kaip ir minėjau, apie 10 stipriausių jalapenų, gal 11 netgi. Tai jau yra labai stipru. Jeigu matysiu, kad mirštų, kitų ir nebandysiu, bet pabandyti reikia suplakti. Prieš bandant, aišku, jisai yra pagamintas iš Carolina Reaper chili 85%, vinegar 10%, salt, sugar, antioxidant, ascorbic acid, thickener, xanthan gum, vienu žodžiu. Bandom. Reikia gerai suplakti. Kiek čia reikia, nežinau jojo. Sudėsiu mažą lašelį, kad nepadaugint, kad ne... Beje, Carolina Reaper yra pats aštriausias pasaulyje pipiras. Mažą lašiuką užsidėsiu, nes bijau. Gerai, užsidėjau mažą lašiuką. Bet matosi čia mažas lašelis. Nežinau, ar matosi netgi. O čia matosi. O, toksai spindi. Nu ką, ir bandom, ne? Nežinau, gal biškį pamazuoti, kai jisai būtų pasisklaidęs. Savo. Koks atskonis iškart. Tik spėjau į burną įdėtai toks. Tiesiog po visą pasklido. Kad neskanu, bet aštru, tikrai aštru. Uždėjau tik vieną lašelį šito, nes nežinau, kiek galiu pakelti šitą aitrumą, bet skonis baisus, neskanus. Bet kol kas pakeliama gan. Na, aštru, tikrai aštru, bet
kol kas pakeliama. Nežinau, kaip bus, palaukime keletą minučių. Na ir kokių 10 minučių, 5 ar 5 ragausime kitą, kuris yra 5 kartus aštresnis už šitą. Na, liežuvis dega, iš tikrųjų liežuvis. Jaučiu, kad liežuvis dega gerklė kaip ir normaliai. Na, kol kas dega tikrai. Uždėjau tik vieną lašelį, priminsiu, nedėjau labai daug, nes nesu gal toks atsparus aitriems dalykams. Nežinau, iš tikrųjų, neištyriau dar savo ribų, bet dabar va tiriu. Va, taip atrodo šitas buteliukas. Reaper. Jo, atskonis tikrai toks keistas kažkoks. Nežinau, ar man patinka. Valgysiu likusią sparnelio dalį. Nu, bet išgyvenau šitą, manau ir antrą lygį pereisiu. Nu, kol kas nieko, tas 95 000, sakyčiau, nu, aštru, bet dar tikrai ne taip aštru kaip azijietiškas ramenas. Bet aišku, galbūt tiesiog kiekį didesnį užsidės ir čia gali būti labai aštru, galbūt galimai gal. Dabar kaip ir nueidinėjau, šitas tikrai neilgai išsilaikė. Liežuvis vis dar dega, bet nieko tokio ypatingo kaip ir. Nu, pirmas lygis tikrai normalus. Tik tais nepatiko atskanis tikrai nekoks. Nu ką, bandom antrąjį. Antrasis. Vos nepaėmiau ne tą. Čia tas yra pats aukščiausias lygis. Tai paimsiu The Resurrection pavadinimu. Chili sauce. Jisai yra apie 5 kartus aštresnis negu pirmas. Tai yra 433 500 skolvilių. Sudėtis Carolina Reaper 85%, vyno actas 10%, kaspacino koncentratas, kuris yra 9 milijonų skelvilių, bet jo yra tik 5% čia. Tai realiai vėl tas pats Carolina Reaperis dominuoja, bet yra kažkokių priedų koncentrato, kuris dar pastiprina šitą skonį. Taip pat druska, cukrus ir visi kiti tirštikliai. Na, ką, bandome antrą turbūt lygį. Čia bus mano turbūt rekordas jau pasiekto to aštrumo mano gyvenime. Na, tikėkime, kad nereikės skambinti greitai, gerai išmakaluoti, kad nebūtų... Bet reikia išpurškinėti tą visą, kad pipetai nebūtų kokie pipirai likę. Nu ką, antras lygis. Darome. Taip. Kvapas toks saldus, toks kaip ir skanus, bet toks ataskonis ir yra toks panašus. Vieną lašiuką vėl. Užsidrėbiau vieną lašiuką, vat. Čia matosi toks raudonas. Nu ką, gal pamaišom vėl. Bet aš manau, kad šitas bus žiaurinis jau dabar. Ką, naidinėja ir šitas aštrumas jau. Manau, galiu bandyti ir antrą sparnelį. Kvapas tai toks keistas žiauriai. Ką bandom? O jo, šitas kartus koks. Iš karto smogia į gerklę, į liežuvį. Liežuvis dega žiauriai. Taip. Uždedu daugiau ant viršaus sparnelio.
kad neįsibėgėtų. Liežuvis tikrai dega žiauriai. Prarijau biškį. Ištepiau gerklę dabar. Labai liežuvis dega. Žiauriai tiesiog. Jo, liežuvis tikrai dega. Net ašaros pasirodė. Nu, toksai jo, jau aštrokas. Bet labai liežuvį kerta. Gerklė kaip ir nieko. Bet liežuvis tai dega. Į ką turiu pasidėjęs pieno. Jo, šitas aštrokas tikrai. Visai buvo 5 ar... Sunku kalbėti, net liežuvis kažkaip užsimarinavo ir sunku lankstyti jį. Nu, antras lygis. Aš tikiuosi, kad bus įveiktas. Jeigu nepablogės, tai kaip ir įmanoma iškentėti, bet primenu, dedu tik vieną lašelį. Nededu tenais, kad visą mėsą Reikia palaukti šiek tiek. Bet jo, šitas įmanomas dar. Tik 500 000 skolvilių. Šiek tiek ašaruojas ir prakaitas muša žandus. Bet šiaip viskas gan gerai. Beje, nepristačiau savo naujos rubrikos. Tai va, gaminsiu kartais namuose maistą, kažkokį tokį čiki, žinot, aštrų, kartu visokį tokį išskirtinį ir darysiu react video, kaip ir dabar. Nu jo, šitas aštrokas. Matyt, nesu tiek įpratęs prie čili dar, bet aš manau, kad viskas gan normaliai. Tiesiog burna dega, liežuvis dega, išskirtinai liežuvis. Šiaip gerklėje viskas kaip ir normaliai, tai gal ir išgyvensiu. Tai va mano nauja rubrika. Sugalvokit pavadinimą mano naujai rubrikai. Būsiu labai dėkingas, jeigu padėsit man sugalvoti pavadinimą šitai rubrikai. Bus maisto gamyba. Ir taip toliau ir panašiai, kada laukia per blogas oras galbūt eiti, galbūt savaitgalis per trumpas. Sunku kartais ir prisiderinti šiek tiek, nes ir dirbti reikia, ir susiruošti ir taip toliau, tai ne visada į gamtą ar kažkur išeiti pavyksta. Tai va, būsiu labai dėkingas, jeigu pakomentuosit, pasakysit, nesvarbu ar gerai ar blogai, galite komentuoti bet ką, paspausti like, užprenumeruoti. Būsiu labai dėkingas ir tai labai padės mano kanalui, taip. Tai va, ačiū labai jums visiems. Praėjo kaip ir 5 minutės maždaug, jau vėl nueidinėja tas aštrumas. Sakyčiau, jeigu tas paskutinis bus dvigubai aštresnis, tai gali būti, kad bus labai sunku iškentėti.
Na ką, galim pereiti turbūt prie paskutinio. Kaip ir viskas normaliai atrodo. Taigi paskutinis The Last Super. The Last Super padažiukas, jis yra 850 tūkstančių skolvilių, gluten free, vegan, lactose free. Taip, sudėtis, vėl tas pats kaspsaicino koncentratas, kuris yra 15 milijonų skolvilių ir jo yra čia 70%. Oh my god. Tai Carolina Reaperio jau nebėra čia. Taip yra. Šito 70% koncentrato. Distilled vinegar 17, tai koks čia distiliuotas actas 17%. Trinidado skorpiono moruga chili peppers 8%. Vanduo, cukrus, druska ir tirštikliai. 4,15. Sounds terrible, bet gal gerai išplakam, išspaudom pipetę, kad nebūtų ten užsilikę kažkokių aštrumų baisulinių, kad viskas vienodai aštru būtų. Na, jeigu ką, bandysim gesinti pienu, kaip ir sakiau, šaltų pienu. Norėjau galbūt gamtoje daryti, bet šiandieną labai blogas oras išpuolė, tai vėl tiesiog nesąmonė kažkokia. Labai nemalonu, neįdomu ir sudėtinga daryti tokius video gamtoje. Lauksim geresnio oro galbūt. Žinoma, išeisim dar turbūt ir žiemą į kempingą. Norėčiau pabandyti, kai yra labai šalta, išgyventi vieną naktį, galbūt ir be palapinės ir be nieko. Tiesiog su laužu. Bet čia viskas ateityje. Na ką, bandom šitą padažiuką. Iš tikrųjų labai jaudinuos. Neslėpsiu, 850 tūkstančių jau yra ne juokai. Koks jis juodos spalvos. Primesk. Koksai tamsus. Man baisu net žiūrėti jį. Gerai. Paimam sparnelį. Rankos dreba net. Na, jeigu tie nepribaigia, tai šitas turėtų pribaigti mane. Vat, matot, išsidėjau vieną lašelį. Biškį išsklaidysiu jį, kad jisai būtų pasiskirstęs, kad gal liežuvio tik nenegintų, nežinau. Atrodo vis tiek daug. Gerai, šitas aštrumas jau pradeda praeidinėti, tarp pasklaidom. Ką bandom kasti. O šitas į gerklę eina. Ką daugiau nebekasiu. Oh my goodness. Šitas buvo aštresnis dvigubai galbūt už... Ir liežuvį graužia, ir gerklę graužia, ir... Oh my god. Nu šitas jau jo.
Oho. Žiaurus, šitas žiaurus. Bet reikia suvalgyti tą visą tarnelę, ne? Seilės kyla, prakaitas muša, akis ašaroja. Labai seilės kyla. Nu, tikrai aštrus, turiu pasakyti. Tikrai aštrus, dega viskas. Burna, liežuvis ypač, gerklė. Tiek žapsulys sema. Nepratęs skrandis matyti prie tokio aštrumo. Jo. Žodžiu, kas nepratęs prie tokių aštrumų, geriau nebandykit, nes galit pakenkti savo netyčia. Šaruoja tikrai akis. Na, man panašu, kad nebus dar pabaiga. Lūpos dabar degti pradėjo visur aplinkui. Bet panašu, kad gesint gal ir net neteks. Viskas gerai. Plius minus įveikiama. Tikrai aštru. Ir nosis varva, ir akis varva. Ir seilės kyla, lūpas griaužia, liežuvis griaužia, gerklė griaužia. Jo, tai reikia dar pakentėti kelias minutės ir manau, kad pradės nueiti jau visą šitą ugnis eiti tolyn. Bet jo, kol kas šitas paskutinis buvo, tai labai. Ką, įsigijau šitą visą rinkinį Amazonėje, kaip man įprasta viską pirkti iš Amazon. Tikrai nebuvo pats brangiausias, apie 30 eurų gal. Aišku, geri padažai kainuoja 200-300, šitas, toks ir yra turbūt iš koncentratų padarytas skonis. Skonis tiesiog aštru ir nepasakyčiau, kad skanu. Tiesiai pasakius, pirmas buvo pats neskaniausias, antras toks, gan neblogas, trečias sunku net pasakyti, nes tiesiog aštru degina. Na, o šiaip, like, subscribe, jeigu ant šito video surenku, tarkim, 100 laikų, tada bandau dar aštresnius, dar galingesnius challenge'us. Na, o šiam kartui turbūt tiek. Dabar jau kaip ir nueidinėja tas aitrumas, tai viskas kaip ir gerai baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot.
paspauskit like, paspauskit subscribe ir pakomentuokit, kokį pavadinimą turėčiau šitai rubrikai uždėti. Iki.